Kokius odos darinius galime šalinti CO2 lazeriu? Šiuo metodu dažniausiai yra šalinami tam tikri apgamai, papilomos bei seborėjinės keratozės. Ar konkretų jūsų darinį galime šalinti šiuo metodu, atsakysime konsultacijos metu. Jos metu naudojame dermatoskopą, kuriuo apžiūrime odos darinius ir pasiūlome tinkamiausią gydymo metodą. Ar procedūra yra skausminga? Procedūra yra neskausminga arba jos metu juntamas tik lengvas diskomfortas. Prieš odos darinio šalinimą galime atlikti vietinę nejautrą, todėl skausmo nejuntama. Kiek laiko trunka procedūra? Pati procedūra paprastai trunka nuo kelių minučių iki pusvalandžio. Viskas priklauso nuo to, kokio dydžio ir kiek darinių norime pašalinti. Kaip atrodo oda po procedūros ir ar lieka randų? Po šalinimo CO2 lazerių lieka šašelis, kuris per kelias dienas ar savaitės natūraliai nukrenta. Priklausomai nuo darinio dydžio, procedūros vietoje gali likti randelis. Įprastai tai yra šviesi dėmelė, kuri per laiką tampa beveik nepastebima. Norint užtikrinti sklandų gijimą ir išvengti ryškių randų formavimosi, po procedūros svarbu laikytis nurodytų gydytojo rekomendacijų ir saugoti odą nuo tiesioginių saulės spindulių, ypač pirmąsias kelias savaitės po procedūros. Kodėl verta rinktis CO2 lazerį? Tai yra greitas, efektyvus ir minimaliai invazinis būdas saugiai atsikratyti nepageidaujamų odos darinių. Lazerio pranašumas yra tas, kad jis preciziškai veikia tik norimą odos sritį, nepažeidžiant aplinkinių audinių.